dabar jūsų minutė pasikalbėti su jais prieš jų performansą. O tai jie mums kažką rodys? Ar mes rodysim jums? Aš nelabai matau, su ko kalbėtis. Manau, kad jie dabar yra susikaupę pasirodymui ir jie jį daro. O po to mes su jais pasikalbėsime. Važiuojam. Vaikai, visada prisisegite saugos diržus, nes taip saugiau važiuoti mašina. Susipraskite. Brum, brum, bum, bum. Penktadienį popiet, bet 20:15, mes lekiam autostradą, mūsų greitis 19, policija sustabdo. Duodame kompaktą, nuvažiuodami mes matom, kaip jie linksi į taktą. Iškalnį sustojam, o dešrainį suvartojam, nubėgę į miškelį mes po vieną pasisiojam. Prie Klaipėdų žiedo, tai merginos tranzuoja, bet jos ne kaip atrodo ir niekas nestoja. Varšuvos maldos toras teatras demonstruoja, prie jūros lauka. Ypatingas konkursas. Nėr kur nusitelt, skaičia per kurasas. Myliu jūrą, myliu saulę ir žvaigždes. Gal kartu šią naktį aplankysime jas. Myliu jūrą, myliu saulę ir žvaigždes. Nagi visi kartu. Gal kartu šią naktį aplankysime jas. Ei, mielieji, ar jūs mus girdite? Tai va, šalia manęs yra visa grupė Žas ir jinai dabar nori tiesiogiai su jumis pakalbėti ir įvertinti jūsų tą nuostabų ir gaivų pasirodymą. Chebra, žinokit, jūs esate nerealūs. Aš tai supratau, kad žmonės uždaryti visą laiką atranda kažkokių talentų. Va, Chebra atrado nerealų talentą padaryti tokį klipą. Kiti išmoksta inkilus kalti, kiti piešti. O Čia tu visiškai teisus, ar nenorėtum klipo jums pasimti? Ta prasme, čia medžiaga klipų yra nereali, mes galėtume kažkaip susitarti. Kad jeigu mes tą klipą įdėsim į YouTube, tai 500 000 peržiūrų garantuotai. Juos jau dabar peržiūrėjo 3 milijonai žmonių. Ar įsivaizduoju, kokie yra jie populiarūs? Chebra, žinokit, iš tiesų mes stebime 24 valandas per parą. Ir patikėkit, čia daug kas pasikeitė. Lietuva jau įvedė eurą, pasikeitė vyriausybė 2 kartus. Bet jūs, kai išeisite, jūs terasite ramybės, nes nuėjus į prekybos centrą, jums neleis praeiti nei viena močiutė. Ne tik Palangos, bet ir Vilniaus. Todėl ruoškitės sunkiam keliu išėjus į laisvę. Atrodo, kad jūs pasidarėte dar populiaresni negu grupė Žas. Man atrodo, čia tai norėjo pasakyti Ezopas, taip? Mes niekada labai populiarūs nebuvom, tai jums nebuvo sunku. Na gerai, jūs turite dovanų. Aš žinau, kad jūs turite... Prieš dovanas dar norim perduoti linkėjimus, nes pasinaudosim progą, kadangi jau esam čia tiesioginė eterį, netaip dažnai leidžia kalbėti nesąmonės ir niekas negali sutrukdyti arba iškirpti. Taigi, norim perduoti linkėjimus Avgustinai. Jinai buvo mūsų angelas sargas per mamą apdovanojimus. Labai smagu, kad ten tu esi, tikrai tenai suteikė daugiau spalvų visam tam reikalui. Ir pas mane čia rankose yra dėžė, tokia nelengva. Chebra, čia yra lauktuvės siuntinukas jums. Valdai, mes žinom, ko tau labiausiai reikia. Čia yra nelegalūs dalykai viduje. Arkliai perdas. Susidraugau, ką, tu nori pasakyti dar, ir tu dar turi dovanų, o kam tu turi dovanų? Marškinėliai. Kalėdas, Bilas senelis. Palauk. Kalėdų senelis Bilas Andriui dovanoja marškinėlius su grupė Žas parašais. Va štai taip susidraugauja žvaigždės. Tik matėme teletiltą tarp paslapčių namų gyventojų ir grupė Žas.